dabar pasižiūrėsim šitą legendinę Lietuvos trispalvę. Atvarėme Dakar startą, tai ką prasidėkime patys, tai kaip. Tai va, čia startas ir turėtų pradėti kažkada. Bam! Dabar! Dabar startuos kinietiška mašina. Va tiek arti Dakaro. Davai, nedaug liko. Vyksta kažkokia situacija kelyje, stovi policija, net ne tai, kad neleidžia važiuoti, kažkur nukreipia, o apskritai neleidžia važiuoti, liepia sustoti šalikelį ir stovėti. Sakė, no go. Jeigu šnekant apie orą, tai Saudo Arabijoje karšta šiandien buvo visom prasmėm, temperatūros prasme. Iš tikrųjų, temperatūros nebuvo baisiai daug, bet buvo viduje labai karšta. Karšta buvo emociškai, nes pirma diena, pirmas etapas, prologas, beveik kiek emocijų ir realiai galva turbūt visiems čia atvykusiems sproginėjo šaudikliai nuo to, kokių vaizdų pamatai. Gamta nuostabi, lenktyninės mašinos per dykumas varančios, skrodžiančios, smėlis į visas pusės besitaškantis, fantastiniai vaizdai iš tikrųjų, tai karšta, buvo šiandien karšta visur, aplinkui, viduj, čia ir čia. Ir va. Tai maždaug kokias porą-trejetą valandų klajojo, pagaliau radom vietą, kur panašu, kad eina trasa. Donatai, įspūdžiai, kaip sekėsi atrasti gabaliuką trasos? Tai, pirmiausia klausimas yra, ar tai labiau ralis, ar labiau orientacinis. Atvažiavom į vieną iš tų viewpointų, bet tenais nebuvo nieko. Ten buvo parduotuvė? Ten buvo parduotuvė ir tada teko šiek tiek pavažiuoti ir jau atradom tą vietą. Tai jinai buvo maždaug už 560 km nuo to taško, kurį turėjom. Automobilį. Čia visi šone, va taip ant dviejų ratų, žiauriai atsargiai, nes čia jie gali nukristi. Eik tu sau! Tu matai, kaip jis tą posakį ėjo? Mačiau. Čia buvo. Paskui sportininkus į startą ir tada palei startą bandyti važiuoti gilin. Manau, kad strik galim, nes jų tai kelias nebus taip jaučiu skersai visiškai. Tai, žodžiu, atvažiavom asfaltu, Fūras pareina. o dabar traukiam nuo asfalto į ten. Ir taškas bus kur? Anoj pusėj? Dykumoj. Duobėse! Šakos, mama!
Čia ką tik įvyko incidentas Dakaro rally. Nerijau, gal eik, tu padėsi tam sunkvežimui? Na, ir biškį pastums. Nežinau, ar būtų įmanoma kažko daugiau tikėtis iš Dakaro. Tai atkasi mašiną, tada nuvirsta fūra. Trelo sirgalių komanda šiandien nusprendė palikti Dakarą ir važiuoti namo, nes mes viską matėm. Viską pamatėm, ką turėjom pamatyti. Kalnus, kanjonus, Marsą, kopas, apvirtusius sunkvežimius, įklimpusius bagiukus, smėlį, saulę. Viso gero ate! Sveiki visi Treloramos žiūrovai. Mes čia labai turim svarbią užduotį atskleisti Saudo Arabijos didžiausią paslaptį, kiek reikia pūsti, kad neklimtum kopose. Mielieji vietiniai gyventojai, ar sutiktumėte atsakyti klausimą, kiek pučiat į kanopas, kad neklimtumėte Saudo Arabijos kopose? Jela! Deja, kupranugariai nebuvo gerai nusiteikę ir į šitą klausimą neatsakė. Gerai. Einam viskas. Here is a workshop for the cars. We have like 6 or 7 cars, small cars, for fun. هذا حقك ها؟ لا Diena numeris 5 gal. Nežinau, pasimečiu dienos. Bet važiuojam jau į 3. Dakaro ralio etapą. Gavom lokaciją, tai bandysim žiūrėti, kas ten per vaizdai. O kas ten mūsų laukia? Marso kanjonai, tarpekliai kanjonų, akmenys, žvyras, greitis, dūmai, dulkės, daug emocijų, karšta saulė, smėlis kišenėse, ausyse dar ir dar vienoj vietoj, nesakysiu kurioj. Emocijų pilna galva, kitaip sakant. Žodžiu, laukia daug emocijų, nes pavakar irgi saugikliai galvoj mušinėjo, kiek emocijų ir kiek vienoj vietoj pavyko visko pamatyti. Iš tikrųjų diskutavom, kad ant tiek reikia būti sėkmingiam, kad atvažiuoji į vieną konkretų tašką, trasoj, kuri siekia 400 su viršum kilometrų ir ten visko tiek vyksta, tiek klimpimų, tiek strigimų. Sunkvežimis apsivertė, paskui dar arabai vietiniai pasikvietė pas save atsigerti arabiškos kavos ir užkandžių visokių paragauti. Tai vakar diena tai buvo tikrai kažkas tokio, o dabar keliaujam tolyn. Offroadinam. Ir šturmanas. Tikėmės daugiau detalių nepamesim šiandien. Tai keletas jau trūksta. Viena tokia vadinasi valstybinis numeris. Kita bamperio dalis. Tai va, trasa matom eina po kairę, tai mes čia galim savo ramiai važiuoti. O kas žino, kur trasa?
Va taip pavažinėjom, susirenkam mašinos dalis, ką pametam smėlynuose ir važiuojam toliau. Bėda ta, kad numerių smėlyje taip ir neradom. Batareikos biškį prisėdė, tai jau labai sunku išspausti šypsenėlę kokią. Batareikos sukrito ištinusios kojas. Tai Dakaro ralis Trello sirgalių reporterių komandai baigtas yra. Toks ir planas buvo, nieko šiandien nei anksčiau, nei vėliau laiko nesibaigė, nes toks pirminis planas ir buvo pabūti pirmąją Dakaro pusę ir tada jau komandas palikti po Dakarą ir po dykumas klajoti savarankiškai be gausios Trello sirgalių delegacijos palaikymo. Iš tikrųjų įspūdžiai tai patys geriausi, patys didžiausi ir kiekvienam turbūt būtų rekomendacija šiek tiek bent prijaučiančiam Dakaro raliui apsilankyti ir viską pamatyti ir patirti gyvai. Nuostabi gamta, nuostabios transporto priemonės ir viskas tas kartu susiderina ir duoda tokį tikrai unikalų vaizdą ir emocijas, kurias, na, sunku turbūt nupasakoti trumpai labai keliais žodžiais. Tai, žodžiu, visi ruoškitės ir 2025 metų Dakaro ralyje suburkim dar didesnę, dar gausesnę ir dar smagesnę sirgalių iš Lietuvos komandą. Ačiū, iki.